kodėl jūs nusprendėte šiais metais dalyvauti? Kaip sugalvojat? Nes jau ne pirmus metus čia. Jo, todėl, kad Mindaugas važiavo, tai ir mes sugalvojom, reikia pabandyti, o kodėlgi ne. O kaip tu sugalvojai? Aš norėjau pamėginti pravažiuoti visą trasą. Gerai. Ir kelintus metus jau jūs važinėjate? Tokias ekskursijas? Šitą į Radviliškio rajoną organizuojama tai antrus metus. Šiaip pats vienas kartais pavažinėjai, tolesnius atstumus. Kaip sekėsi pernai? Puikiai. Ką pamatėte? Daug dvarų ir visko pamačiau, ką norėjau, patiko, tai šiemet važiavau. Kaip buvo bendra atmosfera, arba kas buvo sunkiausia? Nieko nebuvo sunku. Viskas buvo puiku, nebuvo nieko sunku. Ar pasiryžę šiais metais numinti 150 kilometrų? Aišku, kad taip. Ar gali būti kitaip? Aišku, numinsim. Dėl to čia atėjom, kad numint, kad kažką. O kaip tu pasiryžęs? Taip. Užsiregistruokit visi. O ar žinai, ką tu pamatysi? Taip, piliakalnis. Ką nors jau apie juos žinai? Nelabai. Bet papasakos, už taigi mes to ir važiuojam, kad daugiau sužinotum. Ir nesidomėjom paprasčiausiai gal. Nes žinom, kad čia sužinosim daug. Kelintus tu jau metus važiuosi šiandien? Antras. Ir kaip tau sekėsi pernai? Ar patiko, ko išmokai? Patiko, tik tais labai vargino. Ir tiesiog, išmokau ištvermingesnis būti ir linksma. Kas būtent tave vargino ir kas buvo smagiausia? Vargino labiausiai važiuoti per Žvyrą ir į kalną, o smagiausia buvo tai, kai pasiekėm tą pirmą dieną jau, kai nuvažiavom į Baisiogalą. Tai... Kokią nors apdovanojimą gavai ar prizą? Nepamenu, turbūt padėkos raštą gavau, neatsimenu. Taigi, dviračių žygis. Kaip jūs vertinate šią šventę, ar jūs jo didžiuojatės? Kuo ji išskirtinė ar ypatinga? Šiaip pirmiausia, aš vertinčiau Radviliškio rajono savivaldybės administracijos darbą švietėjiškoje veikloje ir dviračių žygis tai būtent vienas iš tokių renginių. Galiu pasakyti, kad Radviliškio rajonas eismo saugumo požiūriu, nežiūrint į tai, kad kerta ir magistraliniai, didelio intensyvumo keliai, yra vienas saugiausių rajonų Lietuvoje. Na, o mes jaučiame pareigą, kadangi dviračių žygis vyks mūsų prižiūrimais gražiais Lietuvos keliais, valstybinės reikšmės keliais, tai aprengti šviesą atspindinčiomis liemenėmis, kad jie būtų matomi, kad jie būtų saugus, tai kaip jie sėkmingai startuos, kad sėkmingai ir finišuotų. Mūsų projektas yra toks, galima sakyti, didokas viso šito parko, kuris apima beveik virš 6 hektarų. Šitas parkas sutvarkymas ir mes jį suskirstėm į pasyvėją zoną ir aktyvėją zoną. Ir taip pat įskyrėme pagyvenusių žmonių poilsiui, jaunimo poilsiui ir vaikų poilsiui ir laisvalaikio praleidimui. Šiandien galbūt tokia proga, apie kurią daugiau norisi šnekėti, tai riedutininkų, riedlentininkų aikštelės atidarimas. Toks šventinis, čia jaunimo organizacija Jaunimo erdvė sugalvojo tokį projektą, kaip matysit, Jurgis Didžiulis atvažiavęs su savo koncertinė programa ir darysim tokį šventinį atidarimą. Na, o šitos riedlentininkų ir riedutininkų aikštelės įrengimas, tai pernai buvo paruošti pagrindai betoniniai pramoninio betono, na, o šiais metais pagal projektą šitų rampų, šitų visų įrenginių riedutininkam, riedlentininkam yra numatyti 3 etapai.
Tai šiemet pradėtas įgyvendinti pirmas. Jau matot, va šitas pačios didžiausias rampas jau yra atvežtas, kurios pagamintos Vokietijoje ir pastatytos. Dar laukiame, yra užsakymas duotas ir yra sudaryta sutartis, Vokietijoje gamina dar smulkesnius įrenginius jiems. Va. O, kaip aš sakau, jaunimas klausia, o kada bus pradėtas antras, trečias etapas? Viskas atsiremia, kiti sako, į pinigus, aš sakau, ne. Aš viską remiuosi į poreikį. Jeigu matysim, kad reikia, matom vaikų žaidimo aikštelę. Mes prieš 3 metus pradėjom ją įrenginėti čia, pastatėm vieną etapą, matom, kad mažai, vaikų prisirenka ir netelpa, pastatėm pernai kitus įrenginius, matom dar mažai, nusprendėm, darykim dar didesnį ir šiemet jau pastatyta ir veikia trečias tas vadinamas etapas, veikia vaikų žaidimo aikštelė pilnumoj. Ar jeigu bus poreikis, man atrodo, mes galvosim ir apie plėtą ir tos vaikų žaidimo aikštelės. Radviliškyje neturėjome mes tokios erdvės, kuri būtų pritaikyta visų amžiaus, sakykime, grupių poreikiam. O pačia miesto centre turint tokį gražų parką ir jo neišnaudoti tikrai buvo gaila. Buvo tradicijos, kažkada stovėjo senovinės karuselės, jos jau nebetitiko reikalavimo, buvo nesaugios, tai jas mes panaikinom ir panaikinus turėjom kažką daryti, negalim palikti be nieko. Tai atsirado mintis treniruoklių, atsirado mintis vaikų, mažųjų vaikų žaidimo aikštelio ir anksčiau esam turėję riedutininkam tas vadinamas rampas, jos buvo medinės, lūždavo, tai nusprendėm padaryti kapitales ir padarėm apklausą, padarėm projektą ir turim tai, ką matot. Labą dieną, iš tikrųjų esu nustebęs, apie tai tiksliai nežinojau, kad bus man įteiktas tas apdovanojimas, o šiaip, kaip pats esu radviliškietis ir gimiau čia Radvilišky ir man malonu, kad pats Radviliškis gerėja ir malonu, kad Lietuvos geležinkelį visada remia tos šventės, kurios vyksta ir jis gražėja tas miestas ir mes savo įmonės, yra kur 4 įmonės, yra Lokomotyvo depas, Vagonų depas, regiono stočių skyrius, kurie savo teritoriją pašmina ir pritraukimą investicijų būtent į mūsų įmonės mes kažkaip prisidedam, aš manau, prie tos gerovės. O pagrindas tai iš tikrųjų yra, tai mūsų įmonių ir pačių radviliškiečių čia yra žmonės. Žmonės tie, kurie padaro visą gerą tą padaro ir jie pagrindinė mūsų, kaip sakant, tą vertybę aš skaitau. Tai jeigu taip dar, pasinaudojus progą, dar noriu pasveikinti visus radviliškiečius, ypatingai geležinkelininkus, jų šeimas su ta gražia šventė ir tegul mūsų miestas gražėjo, ir mes prie to prisidėtume. Kokio mintim pasitikot tą žinią, kad jums už profesinę veiklą suteikiamas mero padėkos ženklas? Su dideliu jauduliu ir be abejo sugrįžau į savo jaunystę, į darbo metus, į savo mokinių glėbį. Ar pakankamai vertintas jūsų darbas? Manyčiau, kad taip. Sunkus, atsakingas, įdomus, daug reikalaujantis iš mokytojo, ypatingai šiais laikais, kada mokiniai tave iš tikrųjų gali pralenkti, žinoti visi krūvoje daugiau negu tu vienas. O šiaip įdomus tuo, kad vaikai atsiveria, jeigu tu būni su jais atviras. Dar galvojau labai grįžus į namus
apie tai, kaip išgražėjo mano gimtasis miestas. Nuo juodų garvežiukų, pilkų, tamsiai pilkų žvirblių. Šitas miestas pavirto tikrai į gražų miestą ir norėčiau padėkoti visiems radviliškiečiams, kurie puoselėja šitą grožį. Ir miesto ir rajono tarybos vadovams. Tik jų dėka gimsta tokios geros idėjos ir geri projektai. Šaukiu lietuvį, burtis prie lietuvio ir gyvą širdį prie gyvos širdies, kad tamsiame vidurnaktį nežuvę pakiltų rytmečiui gyvenimą. Smagiai. Prasidė, kaip eisena jaučiatės? Nu, puikiai. Todėl, kad linksma. Ar visiems linksma? Visiems. Nuotaikos kokios? Ja, puikios. Normalios. Nu, linksmas. Linksmos šventė yra kaip šventė. Gražus oras. Gerai jaučiamės, džiaugiamės, graži diena, viskas gražu. Laukiam to šventės ir sulaukiam. Linksmos. Kaip jaučiatės eisena? Labai gerai. Kaip jums šita šventė? Tikimės bus graži ir linksma. Tas eisena žmonių, kaip pagauti pasišnekį. Kad tai yra šventinė nuotaika, labai gerai, vienu žodžiu. Žodžiu, kad ir eisena labai gerai, kad sugalvota buvo, kad žmonės truputėlį Radviliškio sujudino ir kad, nes kartais sėdi namuose užsisėdėję ir nieko nemato, kas dedasi panosėje. O čia truputėlį toks pajudėjimas. Labai gerai jaučiamės, labai džiaugiamės patekę į dainų šventę. Mūsų kolektyvas jaunas, pirmi metai susibūrė moterų choras, norėdami tęsti chorinės tradicijas, puoselėti chorą, tai seniorų chorą pakeitė jaunimas. Štai gražios moterys ir džiaugiamės, kad turim tokią galimybę. Šaukiu iš amžių, ateities nevertas, kas dabarties nedrįso tautai neš, kas posūnių žaizdas širdį atvertas, išdegino liepsna veidmainiškos ugnies. Šaukiu balsu tėvų dievų ramovės ir jūsų krikštą gaila šviesos. Stovėkit amžiais čia ir tikit saulės stovi. Šaukiu aš jūsų protėvių dvasia. Šaukiu aš jūsų protėvių dvasia. Šaukiu aš jūsų protėvių dvasia.